savaitę nebus labai šilta, temperatūra retai kada perkops 20 laipsnių. Po sausesnio pirmadienio, antradienį atkeliaus naujos lietaus porcijos. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis pliaups smarkiai. Šį kartą nemažai lietaus sulauks ir vakarų Lietuva. Įsivyraus stiprokas šiaurės vakarų vėjas, kai kur gūsiai sieks 15–17 metrų per sekundę. Naktį gana šilta 6–11, dieną 15–20, vakariniuose rajonuose 9–14 laipsnių šilumos. Trečiadienis irgi drėgnas, protarpiais palis didesnėje šalies dalyje. Dieną vyraus negausus lietus. Naktį atvės iki 3–8, dieną šils iki 10–15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, mažės debesuotumas, o naktį bus beveik giedra, todėl sparčiai kris temperatūra iki 2–7 laipsnių šilumos. Lepesnius augalus reikės apsaugoti nuo šalnų, nes ore jos numatomos vietomis, o dirvos paviršiuje daugelyje rajonų iki 0–5 laipsnių šalčio. Dieną pro debesis pasirodanti saulė, oras šildys iki 14–19 laipsnių šilumos. Penktadienį debesuotumas šiek tiek padidės, bet trumpai palis tik pavienėse vietose. Naktį temperatūra žemės iki 3–8 laipsnių šilumos. Šalnos numatomos jau tik kai kur ir tik dirvos paviršiuje. Dieną sušils iki 16–21 laipsnių. Pagal dabartinius duomenis šeštadienį vyraus sausi orai, o sekmadienį atkeliaus lietaus debesys. Temperatūra keisis mažai. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas. Bus 0–5, vakariniame pakraštyje 6–8 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos, 1–6 laipsniai šalčio. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakare kai kur trumpai palis. Oro temperatūra 17–22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14–16 laipsnių.